Labas, Daiva. Taigi, pažiūrėsim, kokie planai, kokie ketinimai, ko tikėtis iš viso iš tavo partnerio, ne? Na, ir žiūrėkim šiuo metu, kaip jis jaučiasi, kokiuose energijose jis yra, ne? Tavo partneris. Aha, kažkas tai negerai. Jau krenta bokštas. Tai yra labai blogas ženklas. Galbūt susipykot, ane? Galbūt apskritai daug kivirčų yra, kažkas gali jau sugriuvę būt, arba dar tik sugrius. Jau turim perspėjimą, kad santykiuose ne viskas gerai. Jeigu jūs susipyksit, ane, jūs susitaikysit, bet galbūt pas jūs apskritai yra toks momentas, greit pykstatės ir greit taikotės, ane? Bet tame vis tiek lieka toks nemalonumas, vis tiek arba lieka tie patys priekaištai ir jie iš rato taip ir neišeina, ane? Dėl ko susipykot, susitaikėt ir vis tiek apie tą patį kalbam. Ir ta tema pastoviai vyrauja ir nėra tai, kad atleidžiama. Yra tik tas, kad vėl per naują, tai vat, gali būti, kad jau esate susipykę, ne? Tvarkoj, taigi jau mum rodo, kad yra problemų, ne, santykiuose, tvarkoj. Taigi dabar iš tavo antros pusės, ko tikėtis? Ko tikėtis iš tavo antros pusės? Aha. Žiūrėk, vis tik meilė yra, bet ir pasirinkimas yra. Kol kas žmogus, iš jo, ko tikėtis, jis kol kas nepasirengęs bendrauti atvirai, jis nepasirengęs, nes jis nėra įsitikinęs savyje. Jis labiau bus linkęs išeiti iš kovos, jis norės tai parodyti visai, kaip pasakyti teisingai, per skausmą, per tokį, gali būti per išėjimą, ne? Jis neparodys, kad aš noriu kovoti, jis neparodys, kad tu jį gali žeminti, tarkim, ne? Kad apskritai nedaleis save žeminti, ne? Jis daugiau rodys savo netgi charakterį, ne? Tu manęs nepažeminsi, aš nepulsiu po tavo kojom, ne? Aš tau neatleisiu, tarkim, ne? Ir, žodžiu, jis kol kas kontaktuoti netgi nebus nenorės. Tačiau, matai, dugne krenta vis tik meilė, reiškia, tu jam, jis tave myli, tu jam svarbi, ne? Ko iš jo toliau tikėtis? Žiūrėk, kaip įdomiai dugne meilė neišėjo, bet rodo, kad yra apgaulių, yra kažkokių suktukų, kažkokių tai neteisingų dalykų, ne, santykiuose, galbūt melas vyrauja ir dėl to galbūt kažkas mėgsta nueiti į kairę, dabar net nežiūrėsiu, bet tikrai gali būti, kad kažkas mėgsta, ne? Tai ko iš jo toliau tikėtis, tai jeigu klausimas būtų, ne, ar jis grįž, ne, taip, jis norės grįžti, jis norės po kažkurio laiko pabuvęs vienas, jis norės vis tik pasikalbėti, kažką tai aptarti, ne, tačiau ne iškart pasiryš vėl sueiti, tarkim, ne. Jis dar pagalvos, kokiose aplinkybėse toliau bus santykiai. Jis nieko prieš vėl sueiti, jis nieko prieš, bet jis labai konkrečiai apsigalvos, ar nebus vėl taip pat, kaip buvo, ar yra ko pasimokyti, ar reikia mums įvesti kažką naujo, ar reikia pakeisti tvarką į kažkokią tai geresnę. Žmogus gana įdomus, todėl kad jis linkęs mokintis.
jis linkęs prisitaikyti, mokintis arba priimti apskritai tokią situaciją. Vat nelinkęs daryti skandalą. Jis tiesiog nusisuka, bet be skandalo. Pas mus čia kardų, vat tik čia kardai buvo, ne, bet tai rodo charakterį. O taip kardų nėra. Tai žmogus nekonfliktiškas. Tvarkoj. Tai ar kas bus dar toliau, ne? Ko iš jo toliau tikėtis? Dabar viršūnė imitų. Kodėl? Jeigu situacija yra tokia, kas man dabar kažkaip tai iškrito, gali būti, kad dvi damos, nors gali būti, kad yra šalia jo dvi damos, kurios tarpusavy kovoja ir viena apie kitą žino. Galbūt tai buvusi, ne? Tai vat apie jį tęsiant, kaip aš sakiau, kad jis visai norėtų grįžti, norėtų planuoti, galėtų. Tai vat, tai nebūtų vis tik labai greitai, tai būtų gal netgi 3 mėnesių bėgyje. Jis vis tik apsispręstų, su kuo jam būti, ko jis nori, su kaip, kur, kada. Ir vėl matai, mums krenta meilės korta. Supranti? Priekaištai liktų. Galbūt nespėsit jūs iškart įsiaiškinti, kas, kur, prie ko, ne, kada. Vis tik kažkoks kartėlis dar vis lieka priekaišto. Tačiau mums krenta vat kelintą kartą, kad yra meilė, supranti? Žodžiu, jis tave myli. Jeigu bus kažkoks konfliktas, tai jis sugrįž, jeigu netgi ketintų išeiti arba sugriauti santykius, ne, bent jau atsiprašyti, iš jo galima tikėtis, kad jis atsiprašys. Taigi tokių didelių kažkokių sunkumų netgi nėra, nes visada krenta korta meilė. Tai yra labai gerai. Bet jeigu yra trečia šalis, jeigu yra kažkas įsikišęs į santykius, dar pamėginam čia pažiūrėti, ar yra vis tik kas įsikišęs, nes tokių momentų yra. Jo, aš manau, kad yra tikrai, kad kažkas yra įsikišęs, yra 2 variantai, ne, vyrukas stovi ant 2 variantų, tvarkoj. Dabar klausimas, žiūriu, čia biškį irgi momentas prašliaužė, kad kita dama galėtų būti gana stipri, ne? Ir ar jinai gali naudoti magiją prieš jį? Manipuliacijos gali būti, bet magijos regis nėra. Peržiūrėsiu, kur pas mus velnias, kurioj vietoj. Nes ir čia krito, kad kažkas yra, o velnias yra sustabdytas. Tai yra gerai. Tai vat, taip dėl magijos. Magijos nėra, bet santykiuose yra labai stiprios manipuliacijos. Tai reiškia apgaulės, kažkokie gudrumai, kažkaip reikia, reiškia, padėti, bandys pasukti į savo pusę, tačiau kaip ir neturėtų jai pavykti kažkas tokio, žinai, radikalaus, kad prie savęs jį pritraukti, jai nepavyks. Matai, viskas yra sustabdyta.
Dabar dar vis tik paklausiu, ar jinai kreipsis pas būrėjas tam, kad jį, pavyzdžiui, pririštų. Nes vis tiek man kažkaip nelabai. Nu ne. Tai čia. Velnias. Kodėl aš taip gilinuosi, ne? Vat yra tokia, va taip, vat yra. O tai reiškia, kad moteris gali naudoti kažkokią tai magiją arba kreiptis kažkuo. Gali. Matai, vis tiek gali kreiptis, bet mums kaip ir galbūt tai yra, nežinau, 10 variantas, iš kurių jinai galėtų taip daryti. Nes kol kas jinai šito nedarys, bet kaip variantas ateityje taip gali būti. Nes aš kiek maišau, man vis tiek va taip pat kortus ir dėliojasi, kad vis tiek, nu kaip pasakyti, yra ko bijoti, jeigu va taip, tai yra dėl ko pergyventi. Tai va tokie dalykai, kol kas galima santykius išgelbėti, jeigu yra problemos. O problemos yra ir jos bus, ir jos niekur neišnyks. Tada, žinai, kaip dar padarykim. Kaip tau elgtis, kad teisingai, jeigu vat yra konfliktas dabartinis, ne, kaip tau elgtis, kad jis sutvarkyti. Truputėlį reikia susilaikyti nuo konfliktų. Reikėtų savo kažkokias ribas uždėti, bet ne per daug. Jum kaip ir padėtų pabūti atskirai, netgi padėtų apmastyti viską, ne? Nes dabar tau reikėtų pagalvoti apie tai, ką tu šneki ir kaip. Kodėl būtent tą šneki ar kitą. Ta prasme, liežuvis be kaulų, taip sutinku, liežuvis be kaulų. Bet būtent liežuvis ir pridaro mums labai didelį nuostolį. Tad reikėtų truputėlį save valdyti, ne, ką ir kur šneki. Nes vis tiek konfliktai būtent kyla iš to, ką mes šnekame, ne? Tvarkoj, kaip tau dar elgtis? Taip, daugiau stengtis prisitaikyti, daugiau komunikuoti, tai reiškia mainytis. Pavyzdžiui, buitiškai tai galėtų atrodyti, šiandien aš padarysiu kotletų, o kol aš darysiu šitą, tu būdamas namie, padaryk man tą, aną, trečią. Pavyzdžiui, aš esu namie ir mano valdos yra namie, o tavo valdos yra lauke. Jeigu yra, pavyzdžiui, mašina, ne, kol aš tvarkau namus, tu eik tvarkyk mašiną. Taip, kad neblizgėtų, būtų šika, ne, ir mes kartu galėtume važiuoti ir nebūtų jokio diskomforto. Jeigu nėra mašinos, bet jūs turit kažkokį namą, tai reiškia, tavo teritorija yra tik viduj, o jo teritorija yra tik lauke. Kodėl tik? Tada, kada tu tvarkaisi, jis tau netrukdys ir jis neturi tau trukdyti, jis turi būti tuo metu lauke, užsiiminėti normaliais dalykais. Pjauti žolę, ten malkas, tvarkyti, kas priklauso, kad būtų tvarka, ideali tvarka prie to. Ne tai, kad tiesiog sumečiau. Jeigu pas mane ideali tvarka yra namie, reiškia, pas tave idealiai turi būti lauke. Abu pasiskirstot ir viskas. Jis tau netrukdo, jis tau neturi teisės netgi, pavyzdžiui, aiškinti, ką tu neteisingai darai namie. Taip pat lygiai ir tu neturi teisės aiškinti, kas pas jį negerai lauke, bet tu gali pasakyti, būtų labai faina, jeigu šitas vazonas būtų metalinis, ne, va aš visai norėčiau va tokį vazoną, ar tu galėtum man padaryti, nupirkti arba organizuoti, kad mūsų kieme būtų va toks vazonas, bet niekaip nekišti savo nuomonės, kad va toks ir taškas, ne. Tik tada bus tvarka, bet ir tuo metu irgi jam turi išaiškinti tokią taisyklę, kad tu namie man neaiškinsi, bet tu gali pridėti nuomonę savo, kad, pavyzdžiui, aš norėčiau kotletukų, kad būtų šiandien su kopūstais. Galima?
ir viskas, ir bus tada tvarka, ir nebus jokių barnių. Jeigu, kaip vyrai mėgsta ten kojines išmėtyti, vaikštai rankiai po namus, ir jeigu dar būna neiškritusi kažkur po lovą, tu ją randi tik po metų, ir tu supranti, kad tos kojines tu ieškojai pusę metų, ir dabar jie išmesta yra, ir tu ją išmesi antrą tik dabar. Ne, o visą pusmetį tu ją laikė, kad nedaug dievė atsiras antra kojinė. Problema, tai irgi tu turi irgi taip išaiškinti, kad mano namuose bet mūsų namuose turi būti irgi tvarka. Jeigu aš sudėjau, reiškia, aš tau dabar pasakiau, kad visas kojinės, visi rūbai persimauni ir iškart į skalbimo mašiną ar ten į skalbimo dėžę ir niekur daugiau. Tada, sakyk, barnių nebus. Ne? Bet tu gali man, pavyzdžiui, pasakyti, ko tau trūksta. Ir tu tokiu būdu barnių visiškai nebus. Pavyzdžiui, jis sakys, šiandien man reikia palyginti kokį nors, nežinau, drabužį, ar ten kostiumą, ar dar kažką, ar tu galėsi man šiandien šitą suorganizuoti. Ir tu sakysi, ar tu turėsi laiko tam, ar ne. Ir viskas, ir nebus jokių konfliktų. Ten yra, daug tokių dalykų, dėl kurių galima susibarti, susipešti ir jie visiškai bereikšmiai. Tai tiesiog įvesti kažkokias banalesnės taisyklės, kad jas būtų aiškios. Ir viskas. Ir gyvensit kaip, nežinau, kaip pasakoj, pasiskirstę tvarkingai teritoriją, išsiaiškinkite teisingai, kas kam patinka ir kas kam jūsų pačioj teritorijai nepatinka. Jeigu tau nepatinka, kad jis pavalgo, išeina ir lėkštas padeda, bet tai yra normalu. Kodėl? Jeigu skirstyti teritorijom, jis pavalgė ir padėjo lėkštą viską. Nes tai yra tavo teritorija, o tu jį pamaitinai, kad tu su juo gyveni. Tai yra normalu, kad jis, tarkim, neplauna lėkštės. Bet būtų labai malonu, jeigu jis iš tos pusės savo, dedant lėkštę, sakytų, labai buvo skanu. Ir tada tikrai nesijaustų pykčio ir kažkokio skartėlio, kad tu privalai plauti lėkštę, kad tu privalai po jo plauti ten grindis, dar kažką ten, Bet reikia tokias taisyklėlės įsivesti, kad būtų malonu išgirsti ačiū. Ir ir jam lygiai taip pat reikia sakyti ačiū. Ačiū, kad mane išgirdai ir pastatei šitą puoduką. Ačiū, kad mane išgirdai ir kieme nupjovei žolytę, nes aš maniau, kad jau per didelė. Jeigu nori, aš tau galiu padaryti arbatos. Ir tokiu būdu, tvarkingai komunikuojant, galima turėti visai tvarkingus santykius. Ir jam bus malonu, nesugrįžti, žinant jau kažkokias taisyklės, ir jis neišeis iš tų ribų, ir jam bus malonu, nes jis žinos, kad nieko naujo, jis nesitikės kažkokio ir įveidą kokio tai priekaišto, jis žinos, kad šito nėra pas mus, yra lygybė. Tai aš tau linkiu, kad santykiuose viskas būtų gerai, labai norėčiau, kad pasinaudotum šitą technologiją, kuri yra visai tikrai nebloga. Ir aš manau, pas jūs viskas ištvarkys, kaip ir vyrukas turėtų grįžti pas tave, jeigu yra konfliktas, o konfliktų tikrai bus, nes vis tik pirmą kartą buvo bokštas. Štai tokie dalykai. Ačiū, iki.